this fly. So ask how I feel, and you know I reply like I feel so awesome. How you feel? Awesome. I guess that awesome. Shorty, you fine, and your body Treneri, trumpai apie šias rungtynes. Toks rezultatas, nu jos stipresnė šiai dienai, nieko čia mes nepadarysim, bet nuoširdžiausiai tikrai sveikinimai jom pirmiausia, aišku, paskui aš gerbiu savo komandą, kuri sukovojo kažkiek įėjom į istoriją, sakysim, ne, 3-2 niekad nebuvo. Yra ko didžiuotis. Aišku, taip, kažkaip po pralaimėjimo didžiuotis gal ir nereikėtų, bet žiūrint į visą seriją tikrai taip. Ačiū treneri jums labai. Tęsime transliaciją iš Kauno, likite kartu. Šalia mūsų rezultatyviausia šių rungtynių žaidėja Kristina Vengrytė. Ko šiandien pritrūko? Oi, šiandien pritrūko, man atrodo, jėgų ir kojų ir, nežinau, turbūt poilsio. Visas jėgas atidavėt vakar. Ir vakar, ir užvakar, ir šiaip visas sezonas buvo pakankamai varginantis. Tai noriu pasveikinti pirmiausia Vičį, kad puikiai sužaidė jos, aišku, šaunuolis, bet, kaip sakant, mums irgi biškai pritrūko šiandien. Bet apskritai galima didžiuotis nuveiktų darbų, ar ne? Nu, šiaip jo, kažką gero nuveikėm, galėjom gal dar geriau pasirodyti kai kuriuose rungtynėse ir žodžiu visokių galėjo būti ten ir geresnių pasirodymų mūsų, bet šiaip tai, nu ką, gerai, kaip yra, džiaugiamės vis tiek. Ačiū tau, sėkmės. Na, dabar mes pakalbinsime ir Kauno komandų atstovės, tad vėlgi, liekam kartu. Well, let's go. Awesome. Hands Tai treneri, ar sunkiai išvartas tas titulas? Nu, kaip matot, tikrai nebuvo lengva. Ir ta paskutinė pergalė yra pati džiaugsmingiausia. Ir yra daug didesnis džiaugsmas laimėti tokią pergalę nei sausai. Aišku, sveikinu savo varžovus, Kibirkšties komanda pasirodė tikrai puikiai. Ačiū už geras pamokas, nuo to tik tai žiūrovai išlašė, man atrodo. Ačiū jiems, ačiū sirgaliam, kurie atėjo šiandien ir palaikė iki pat paskutinės minutės. Lemiamos rungtynės prie savų sienų, tai padėjo? Taip, mes namuose esam kaip namuose, kaip savo lovai, žinom kiekvieną kampą. Tai labai, mums daug lengviau namuose žaisti, nes čia treniruojamės šiek tiek. Sunkiausia buvo finalo serijoje? Sunkiausia buvo tas ilgas sezonas, per kurį mes daug kritom, daug kėlėmės, kritom, vėl kėlėmės. Ir jisai buvo mums tikrai ilgas, mes pradėjom treniruotis rugpjūčio 15 dieną, tai paskaičiuokit, moterų sužaidėm Eurolygą, sužaidėm Baltiją, sužaidėm Lietuvos, sužaidėm Federaciją. Tai čia yra labai daug varžybų, kaip moterims, yra ypač daug varžybų. Kokios komandos perspektyvos kitą sezoną, nežinom, lyg tai finansavimas gali mažėti ir panašiai, netgi mažės? Situacija yra su Kaunu tokia, kad jie nebepalaiko moterų krepšinio, ypač tie, kas dabar valdo Kauną. Jo, tai yra apmaudu ir aš nežinau, ką jie galvoja, nes jie mumis pasikvietė draugiškai, o dabar atsuka nugarą. Tai viskas priklausys nuo to, kokia jų bus pozicija. Ar jiem reikia šito klubo, ar jie nori jį atiduoti kažkam kitam. Triukšmingai švęsti titulą? Kiek žinau, kelios panelės jau ryt išvažiuoja. Kaip visą laiką, susitiksim, išgersim arbatos, kavos ir atsisveikinsim, nes galbūt net nebepamatysim vieni kitų jau kitais metais. Komanda visą laiką keičiasi, ateina naujų žaidėjų. Šalia mūsų Lietuvos čempionė, kokios nuotaikos? Superinės, nerealiai geros nuotaikos, visos labai džiaugiamės, laimingos. Iš tikrųjų buvo rezultatas 2-2, psichologiškai ir mums buvo truputį pasiruošimo, bet šiandien ryte dar analizavom, žiūrėjom ir gal mūsų ilgesnis tas suolelis, gal vis tiek nuovargis buvo ir mum ir jom, bet kadangi pas mus daugiau žaidėjų, keitėmės ir tai pasiekėm tokį gerą rezultatą. Ar pačioje serijos pradžioje, bent tikėjot, kad bus tiek rungtynių daug?
Netikėjom, tikrai netikėjom. Kaip jūs lengvesnės serijos? Bet pasirodo, moterų krepšinis vis eina į priekį, stipresnis vis darosi. Žinoma, tai puošmena Lietuvos krepšiniui. Kas be to? Tikrai, tikrai puošmena, labai šaunu. Seniai jau tokio finalo nebuvo. Gerai, sveikinam jūs. Gerą šventimo. Kągi, baigiame mes jau tiesioginę transliaciją čia iš Kauno, iš Sabonio krepšinio centro. Paaiškėjo Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionės, aišku, jau ir bronzos medalių savininkės. Sveikiname visus nugalėtojus ir prizininkus. Dėkojame jums, kas stebėjote mūsų visas transliacijas. Rungtynes jums padėjo stebėti Vaidotas Jarskas ir Martynas Balevičius. Dėkojame ir savo tiesioginių transliacijų komandai ir atsisveikiname iki kitų susitikimų krepšinio aikštelėse. Gero jums likusio vakaro. Awesome. Every time I lay it down, I think that I kill him. Play possum. Death proof ride with Rosario Dawson. Tell them open wide when they see how I'm flossing. Cooler than a peppermint. Wayne's World excellent. Party on guards. Swing. Work ethic harder than a Mexican. That's why I can walk up into any restaurant and close the whole thing. See? Even G couldn't F with it. Semicolon dash parentheses, text messaging. That's a side smiley face, cause I'ma make the best of it. I assume you should make room for the elephant. Boom. Where I come from is irrelevant, cause my glory is all that I revel in. And my story begins where most levels end. So all I really gotta tell them is, now tell me what got two thumbs and knows how to spit rhymes. Two thumbs up, you go point them at this guy. Al Edison couldn't be this fly, so ask how I feel, and you know I reply like I feel so awesome. How you feel? Awesome.